Turime čia tokią situaciją. Realiai praktiškai ta pati situacija, kai būna M54, pavyzdžiui, blokas aliuminis ir galvos sriegiai iš bloko užsitraukia. Tai dedasi įsukos tokios ir, žodžiu, susitvarko. Tai lygiai tas pats šičia yra su apačia pagrindiniais. Irgi sriegiai tempėsi, neišsitempė, bet labai taip įtartinai veržiasi ir jaučiasi, kad nepilnai gerai pritempė. Tai, žodžiu, visus šitus patvarkysim. Tai dabar reikia 12 pasidaryti čia sriegį, kad įsisuktų įsuką ir tada į tą įsuką jau sukasi 10 varžtas originalus. Gręšim, žodžiu, ir sriegsim. Turime vieną padarytą reikalą, vienas kakliukas, abu čia 12 prasriegta, prieš tai aišku išgręžta 10. Ir čia, aišku, čia per kamerą nebaisiai matosi, bet dabar suėmus tokią šitą kolbelę, įmeti čia ir jinai smagiai įsisuka. Tai ten, aišku, ant sriegio klijų dar mes jau pastatysim, kad jinai ten taip ir liktų ir gyventų ir, tiesą sakant, galėjo gamintojas iš karto tai padaryti. Bet aišku, kai ten vieną kartą surenka variklį ir neardo, tai neapsimoka. Čia dar reikėjo aplinkui biškį padidinti irgi, nes vėlgi ten gaunasi, kad sriegis yra žymiai giliau, nes nelygiai su išorė. Tai tiesiog ta kolbelė nelindo per šitą angą, kuri tiesiog yra, tai mes padidinom, kad įsileistų. Ir viskas fainai atsistoja. Čia veržti jų nereikia, tik tai sriegių klijų reikės išsiplauti prieš tai. O šitų dalykų galima nusipirkti, pavyzdžiui, Vurte. Šiaip daug, kur jų yra visokių diametrų, visokių ilgių, čia yra ilgesnės, būna trumpesnių. Būna, aišku, spiruoklinės, bet šitos tokios biškai rimtesnės kaip ir. Ir šitas gali su sriegio klijais sutepti, nes tas spiruoklinė sutepi ir gaunasi persigeria klijai į kitą pusę. Ir tada gaunasi, kad ne ten, kur nori, klijai nueina. Tai renkasi bolbo varikliukas ir čia tie kaltiniai stumokliukai dedasi, švaistikliai, viskas, toks upgrade'as, bet nebuvo labai didelės prasmės čia upgrade'int, švaistiklius nebent, nes jie tokie kūdesni. Bet tiesiog reikėjo remontuoti, remontinių originalių nėra, tai, žodžiu, tuo pačiu gausi toks kaip ir upgrade'as. Čia toks įdomus etapas yra, kad trumpesni švaistikliai ir deck heightas stumoklių yra didesnis negu originalių ir stumoklio piršto diametras irgi didesnis yra naujų. Tai stipresnis etapas, tik tai, kad tas ilgis švaistiklių, nežinau dėl ko jie tai padarė. Tai finale dabar kas gaunasi. Viskas kaip ir gaunasi ok, tik tai, kad suspaudimo laipsnis panašu, kad bus šiek tiek su naujais mažesnis, nes jisai turi įdubą tokią nemažą ir vožtuvo mišpjovas irgi nemažas, palyginus su originaliu. Tai reiškia, kad mes prarasim suspaudimo laipsnio ir prarasim, sakykime, ekonomijos ir kol neužpūtus turbiną galios galbūt, nors bendrai variklis potencialų kaip ir daugiau turėtų važiuoti ant benzo, ten daugiau pūst galima ir panašiai išgauti, bet kadangi setapas šitas, šiaip nėra tokio tikslo, kad čia siekti rekordų, tiesiog norisi tvarkingą variklį turėti, tai mums kaip ir nereikia to mažesnio suspaudimo, nes tik tais minusas su juo. Ir mes jį dabar bandysim atkovoti atgal. Išsimatavom dabar, kiek stumoklis iškyla virš deko ir jisai iškyla 0,45 mm. Originalus iškilo 0,25, tai šiek tiek mažiau. Šitas biškį daugiau iškyla, tai nieko blogo, nes stumoklio kraštai į galvutę, reiškia arčiau galvutės yra maždaug 0,95 mm iki galvutės gaunasi stumoklius, tai tas skvišas yra geresnis ir charakteristika variklio vėlgi yra šiaip geresnė. Tai viskas su to gerai, tarpiniai standartiniai irgi dedasi, tik tais reikia susiskaičiuoti dabar tiksliai suspaudimo laipsnį. Tai kad tą padaryti, reikia suskaičiuoti, kiek yra tūris šito stumoklio, kiek iškyla stumoklis virš deko, tai mes tą žinom. Ir galvutės taip pat degimo kameros tūrį. Tai sumesim vožtuvus į vietas, tiesiog apversim galvą, įsuksim žvakę ir pirsim tepalą. Tada apskaičiavę žinosim tą bendrą tūrį ir išsives formulė, kiek mes turėsim suspaudimo laipsnio. Ir pasiskaičiavom čia viską, supranti. Gavosi suvedėm duomenis ir čia dabar jau čia su korekcija. Prieš tai buvo 8,6 suspaudimo laipsnis, originaliai buvo 9. Tai čia dabar jau vėl mes išgavom 9, tai sumažinom tą degimo kamerą galvutėje, šlifuojant ją 0,6 mm, nes 0,6 mm
tokio diametro, kaip ten yra, viskas mums reiškia įtakoja 3 kubikus, 3 ml. 0,6 mm nusišlifuoja galva ir mes turim viską kaip originalas su spaudimą. Nespėjom galvos prisukt ir paaiškėjo, kad ją reikia vėl nuimti. Kodėl ją nuimti, nes prasisukę galvos sriegiai. Tai ką, lygiai taip pat kaip tvarkym alkūninio, lygiai taip pat kaip tvarko M2, M4 aliuminių blokų sriegius galvų, tai čia ta pati problema. Dėsim įsukas ir bus gerai. Biškai toks truktų žvadžių vėl iš pradžių, bet ką darysim. Ką, volvukas susirinktas. Biškai čia tokių nesklandumėlių. Aišku, čia savininkas pats viską renkasi. Tai tiesiog, kai nedirbo tokio darbo, taip sakant, tai pasitaiko klaidelių. Tai kažkur biškai leidžia čia antifrizą. Bet esmė, kad pabandysim užkurti, bent pažiūrėti, ar neužkals. Ir žiūrim, kas čia bus. Srautas nepajungtas. Kažkas lūžo 3 kartus kokius. Tai atsimenat, sakiau, antifrizą biškai leidžia kažkur tais. Čia toks įdomesnis variantas atsitiko. Ten toks, matot, yra visai linksmas įtrūkimas bloke. Tai reiškia, kadangi ten tie sriegiai buvo užsitempę, dėjom įsukas ir toks būtų mano spėjimas, kad įsuka baigėsi ties šitą vietą. Tempimas visas gavosi ant šitos vietos. Čia matyt gan plona sienelė ir ar kažkas reiškia net laikė ir trūko blokas. Čia yra wow, kažkas įdomesnio. Ką mes dabar čia darysim, tai nežinau. Yra kitas blokas, bet čia, žodžiu, čia iš tikrųjų tai biškai tragedija tokia. Ką tik surinktas ir ką tik išardytas variklis. Iš abiejų pusių trūko šičia. Galimai būtų trūkę ir kitur, esmė, kad čia kažkas jam labai nepatiko. Taip išeitų, kad buvo įtampo žymiai didesnis negu originaliai. Ir žodžiu, nežinau, kosmosas galiu pasakyti. Žodžiu, esmė, kad reikia bloko, viskas persidės ir bus gerai, bet irgi su tais riegiais, žodžiu. Čia, suprantate, viskas gražu, kaip ir turi būti. Tai ką, Davido variklis versija 2, nušlifuotas dekas, šiek tiek šito, čia atmosferinio blokos yra, tai šiek tiek jau yra aukštesnis dekas ir tiesiog reikėjo suleisti iki tinkamo aukščio. Tai žodžiu, viskas paruošta, prasidės surinkimas. Tikėkimės šitas jau sėkmingas, čia sriegiai nieks nemodinta ir tikėkimės ir nereiks ten nieko daryti. Tai tiesiog pagal gamyklinius speksus viskas turėtų susirinkti ir ilgai ir laimingai važiuoti. Tai Davidas surinkinėjo čia jau tą variklį savo. Viskas zeba, supranti. Ir iški per neapdairumą ir gal nuovargį išmetė stūmoklį vieną. Išpuolė jisai, žodžiu, ten pilnai neįstatytas. Ir ko pasakoja, sulūžo vienas žiedas. Tai, žodžiu, reiks užsakinėti žiedų komplektą. Panašu, kad nėra problemų su jais čia. Tiesiog performance toksai setas žiedų. Tai tik tiek, kad bent keliom dienom atsidės surinkimas, nes dabar tiesiog vienas stūmoklis paskutinis likęs ir sulūžė žiedas, žodžiu. Nesiseka žmogui kaip reikalas. Bet nieko, kaip nors, per kančias į žvaigždės, kaip sako kažkas tais. Variklio dalykai, dalys, kas viduje yra žiauriai preciziška ir trapu. Tokių dalykų, kai užsiimi, reikia labai viską atidžiai, neskubant iš lėto, užtikrintai daryti.
ir galvoti į priekį, kas jeigu. Na, o Deivido variklis renkasi po biškutį. Toks mininės sklandumėlis su tumuoklio aušinimo purkštuku įvyko, bet kol kas viskas dar gerai. Šiandien galbūt kokią galvutę netgi dėsim. Persimatosim dar ten, ar nušlifavus bloką viskas išlenda taip, kaip mes ir skaičiavom. Na, žodžiu, turėtų viskas eit sklandžiai dabar jau. Gal. Nu, žinokit, nepatikėsit, bet prisisuko galva ir nei vienas rėgis neišsilupo. Tai matysim, atmosferiko blokas dirbs kaip už turbininį. Ar čia jie principė nelabai ko skiriasi, šiek tiek liejimas, keli niuansėliai ir dekas biškiai aukštesnis buvo šito. Tai va, turime Volvo variklį sudėtą, surinktą. Žiūrėsim, tikėkime šį kartą viskas eisis kaip per sviestą, nes čia jau neadekvatu. Viskas užkalė. Čia kontakto turbūt nelabai ir. O, čia. Pasikau čia dar. Koks kvapas toks kaip gumos ar kažkokio svylančio atrodo. Ar čia iš išmetimo nudega, ar čia kažkas trina. Čia įdomiai takši taip. Atsimeni, kaip anąkart takšėjo, tai fainai. Anąkart tai negerai buvo, biškitan, kai takšėjo. Ne, tai mes tik paukštelė, netakšėjo. Nu ką, gal važiuos? Tai Volvo tokią problemą turi su tepalo slėgiu. Panašu, tepalo lemputė mirktelėjo kelis kart, pasimatom slėgį. Tai ant laisvų pašilusiam 0,5, paskui pakrito iki 0,3. Tai kažkas tai nelabai gerai, nes taip, labai žiauriai mažai pakilus apsukas, viskas gerai. Bet nuleidus, reiškia, toksai kažkur pro šoną eina tepalas. Ant greičio tokia mintis, čia kažkoks stovi kaip ir vožtuvėlis, galbūt tepalo slėgio reguliatorius, šiaip nelabai gal panašus į tokį dalyką, nes ir čia srauto nelabai gali praeiti daug. Bet žodžiu, esmė, kad blokas atmosferiko čia ir dabar atmosferiko šitas paliktas vožtuvas, sakė, jisai kažko skiriasi. Tai bandome jį išsimti, čia taip labai maloniai turėtų būti prieinamas, ne? Ten, žodžiu. Gerai būtų, kad čia būtų tas varžtas, nes čia kur gali leisti tepalą pro šoną, visur čia gali būti, tai arba jisai, arba kažkur kažkokia artimė nesužiūrėta buvo, neužsukta, neužglušinta, ar gal nežinau. Arba dar tepalo siurblys, taip durnai įsistato, žodžiu, ir prisiglaudžia ir turi būti ant sandarų, galbūt ten nesandarų. Ekspedicija prasideda. Nu va, turim biškį virš baro, tai aišku pravėsų tepalas, tai reikia pasišildyti. Žiūrėsim, kiek čia pakris. Iki 0,7 kokiu, jeigu pakris dar, tai dar, bet jeigu vėl kris iki 0,3. Žodžiu, tikimės geriausio. Na gerai, biškį įsikišam jau į šitą variklio dalyką, kadangi čia biškį jau visiems atsibodo, čia tie visi neaiškumai, kas čia darosi. Na, aišku, čia dabar kaip ir viskas jau gerai, tik tai va su tepalo slėgiu. Tai čia kitą siurblį iš kito variklio turim tokį patį kaip ir nagrinėjom, kaip jisai veikia. Tai principė per čia jisai paima tepalą siurblys. Čia yra ta tokia ertmė, per kurią pro apačią, reiškia šito krumplio, pasiima jisai tepalą. Sukasi šitaip. Tai reiškia taip besisukdamas, jisai šitoj vietoj sukuria vakuumą. Nes čia yra va pertvarėlė tokia ir ta pertvarėlė, reiškia, per ją nieks neprasiskverbia, uždaryta yra. Tada ties čia atsidaro ertmė iki šitos vietos, toksai va puslankiukas. Ir šitoje vietoje čia nieks nevyksta, ta prasme šitoje vietoje dantrai čia viens prie kito ir nieks nevyksta. O šičia toliau sukantis,
plečiasi dantračiai, tai reiškia, čia jisai nori užsipildyti kažkuo tais. Tai traukia tepalą per šičia jį ir reiškia pildosi šitie dantračiai, va čia kur tas tarpas didėja, pilnėja, jie visi pilni tepalo pasidaro. Tada ties šitą vietą čia jau, kur baigėsi kanalas, matosi. Tai vėl kanalas užsidaro, bet dantračiais čia jau maksimum būna išsiplėtęs, jau kaip matom susilyginę čia kraštinės ir jisai čia pilna šitas skyrius yra tepalo. Tada taip sukasi toliau ir tas tepalas nešasi čia, į tą pusę reiškia. Nešasi ir tada čia atsidaro šitoj pusėje kanalas, kitas. Į kurį išstumiamas tas yra tepalas, nes kai matom, čia viskas užsidarinėja ir kai užsidarinėja kažkur tepalas turi dėtis ir jisai skverpiasi, reiškia į ten, į tą kraštinę uždarą. Tai šičia realiai nėra kur jam išeiti tepalui, ten toj kraštiniai nėra iš viso jokio tako, bet čia dangtelis kur dedasi. Šitai vat. Tai reiškia ties čia vat iš vidaus yra, turi būti kažkoks takas jam keliauti. Tai va čia turim. Ir reiškia jį įstumia į šitą taką. Ir aišku, jisai tada toliau čia keliauja ir per šitą skylę. Tai reiškia ties šičia jisai atsiduria. Na ir atsiduria ties šičia ir šičia jau paduoda į variklį po slėgių tepalą. Tai čia tarpinėlė tokia va dedasi su dviem langeliais. Tai vienas langelis paėmimui tepalo, o kitas padavimui į variklį. Tai reiškia tas langelis vienas ties čia būna, o kitas ties šičia. Langelis tas jungia šitus abu dalykus. O čia yra tepalo slėgio reguliatorius, redukcinis vožtuvas. Tai čia, žodžiu, kadangi vienodas slėgis čia yra šitoje visoje ertmėje, toksai langelis, kur yra, tai atitinkamai pagal slėgį, jeigu sukyla aukščiau nei kažkiek tais, tada tas redukcinis vožtuvas atsidaro ir išleidžia tepalą va čia per tas skylutes į šitą vat ertmę. O šita ertmė yra paėmimų. Tai reiškia, kiek yra pertekliaus slėgio tepalo, tiek jisai grįžta tiesiai į paėmimą iš karto ir vėl tada cirkuliuoja eina į variklį. Tai žodžiu, su šitu siurbliu viskas yra gerai, čia jisai nėra padilęs, išplausim, greičiausiai šitą ir dėsim. Esmė, kad reikia dabar aną išsiimti. Anas yra originalus turbininio, šitas yra atmosferikų. Greičiausiai jie identiški, bet teoriškai gali skirtis jų našumas. Tai turėtų būti arba aukštis dantračių, didesnis našesnio siurblio, arba šiaip didesnis pats plotas. Esmė, kad šitos vat ertmės, kur tepalas susikaupia, turėtų būti didesnės, jeigu jisai yra našesnis. Bet manau, kad čia bus tas pats. Žodžiu, pamatysim. Bet esmė, kad išsiimti reikia ir pasižiūrėti. Nes čia dar ta tarpinėlė, vėlgi, galbūt jinai kažkaip ten užsidėjo negerai, kai įdėjo Deividas, kažkaip pasiskersavo ar kažkas ir esmė, kad nesandarina, tada jinai čia pro šoną kažkur tą tepalą švirkščia ir už tai tas slėgis žemas. Arba gal pastrigęs redukcinis vožtuvas. Ta prasme, čia yra variantų begalė, arba kitur variklyje bele kur gali būti atviras taškas ten dėl bet kokios priežasties. Kad ir kaip užkniso jau, aišku, labiausiai užkniso Deividą ir tiek pinigiškai, tiek psichologiškai, bet kažkaip reikia dasimušt padarytą variklį ir kažkaip jau pradėti džiaugtis ir važinėti su tą mašiną, o ne tik tais kišti pinigus ir neturėti su kuo važiuoti. Tai va, siurblį išnagrinėjom, tada dar turi visą kitą bloką, tas, kur sutrūkusiom špilkų vietom, žodžiu. Tai tą išsinagrinėsim dar tepimo taškus visur, kur įmanoma, kur gali tepalas praeiti ir kur uždaryta turėtų būti, kad įsivaizduot, tiksliai, kad žinot, kur tepalas eina ir kur jisai gali praeiti pro šoną, kur gali tas slėgis dingti. Tiesiog išstudijuot, kad atmest visus variantus arba patvirtinti, kur gali būti kažkoks tai pramazas įvykęs ten, ar vėl nežinau kokia priežastis to žemo slėgio. Siurblukas išimtas, nieko šiaip blogo kažkokio neradom. Tie varžtai siurblio kaip ir nebuvo labai priviršti tokie. Ne aš sakau, bet sakė, kad nesunkiai labai suko, tai gali būti, kad nesandarino, nes čia tarpiniai dedasi tokia ir, reiškia, slėgis, jeigu kažkur gali prasiskverbti ir prasiskverbė pro šoną. Matyt, sudėsim su naujom tarpinėm.
Gal pasitaisys. Nu tai kaip sako, bubis kiaušai, nieko čia gero neatsirado to slėgio. Tai tiesiog nusėmėm tepalo filtro korpusą pasižiūrėti, kaip šis, išnagrinėjom, kur tepalas gali keliauti. Tai neišnagrinėjom, tik tai galvutis, nes atsarginės kaip ir nėra, bent jau čia vietoj. Čia nusėmėm, nieko neradom, vienintelis dalykas tai galėjo būti čia tarpiniai nesandari ir varyti iš padavimo į alsuoklį atgal į variklį tą slėgį, bet čia viskas kaip ir gerai. Tai dabar tokį baironsą tiesiog darom, kad pučiam į padavimą, kur iš korpuso eina į variklį tepimas ir žiūrim, ar, kaip priešinasi. Čia aišku papūtus, tai ten girdisi kaip ir per galvutį kažkur tai lyg tai eina, bet sunku čia aišku pasakyti. Dar bandysim dabar pripilti dabar iš langą tepalo tiesiog pilną ir tada paduoti slėgį kokią pusę baro. Žiūrėti, kaip greitai tas tepalas čia išsitaško. Galbūt jeigu čia matysim, kad taškosi, tai tada gal čia tikrai galvutė yra kažkur. Esmė, kad būtų labai gerai nustatyti ties kuria vieta čia tas nesandarumas yra, nes visą variklį ardyti nelabai yra fainas dalykas. Tai šitą dar jau čia reiks nusisukti, kad geriau matytųsi, kas ten darosi. Dar tada vanusus solenoidus po to bandysim išsisukti, pažiūrėti gal ar užkišus jiem tepimo kanalus geriau ar ne. Tai tada kažkiek ar su vanusai susiję, žinosim daugiau biškį. Bet čia taip tu spausi taip pilnai. Gerai. Šiaip tai ten taip kiaurokai girdisi. Užpilom normaliai dar. Skamba kiaurai labai. Bet čia tikrai galvoja, iš apačios garsas neateitų taip aiškiai. Žinai ką, pasimt, užsipildyti šitą šlangą vėl, tada pasimt dar butelį su straubliuku, pilno tepalo ir spaus tepalą tiesiog ir žiūrėti, kaip čia. Šičia kažkur tai, kur tie solenoidai, šipirkščiai. Gal su tarpiniam kažkas nežinau? Kažką galbūt netgi ir radome. Galbūt. Nereikia labai apsidžiaugti, nes čia, taip sakant, pakankamai daug nesėkmių buvo, kad per anksti nereiktų apsidžiaugti. Tai šičia panašu, kad turėtų būti žiedelis apačioj. Ten kaip ir jo nėra, nes tepalas kaip ir ateina čia iš šono per tą kanalą ir, reiškia, suaktyvuoja, paduoda jo į vanusą, kai suaktyvuoja solenoidą, o kai jį paleidžia, tai logiškai turėtų iš čia paleisti tepalą žemyn per šitą gal. Tai čia turėtų kaip ir būti manžetukas, bet čia nieko nėra. Žodžiu, reikia schemą susirast, pažiūrėti. Jeigu schemoje rodo manžetuką, tai tada, plausim šikno žandais. Va. Va taip va būna. Įpūsk. Dabar nėra ką lyginti. Visai kitas reikalas. Vos prasiskverbė. Praktiškai galim spaust dešinę ir skirstytis. Bandysim kurt. Aišku, dabar šaltas variklis, tai čia viskas bus gerai. Bet pašildę sužinosim, ar iš tikrųjų gerai. Man atrodo, vienu baru daugiau dabar. Viskas. Ledas. Ledas ant pašilusio variklio baras slėgio. Tai prieš tai buvo 0,1. Tai va. Taip ir gyvenam. Galima bus gal važiuoti jau. Tikrai taip.